Norėčiau jūsų pasiteirauti, ką jūs manote apie šiandieninę reklamą Lietuvoje. Na, manau, nebloga, kokybiška. Labai vilioja pirkti ką nors. Gal tiesiog kokios apie gerumą daugiau kokių reklamų reikėtų. Reklama yra labai linksma. Kartais būna per daug nereikalingos informacijos. O tai ką jūs tada joje pakeistumėte? Tiesiog konkrečiai, kas reikalinga suteikti informacijai, vieną dalyką pasakyti ir tiek. Jo, reklamos labai daug, sunku atsirinkti, tačiau tokia nuomonė peršasi, jinai kartais klaidina vartotoją. Kadangi esu reklamos atstovė, aš manau, kad reklamos specialistams dar yra kur augti ir kur tobulėti. Ir visi laukia pačios perspektyvos. Reikia žiūrėti, kad reklama būtų arčiau visuomenės. Reikia iš tiesų išmanyti reklamos psichologiją, nepakanka pigių reklaminių triukų. Manau, kad šiandien reklama Lietuvoje labai skurdi ir reiktų ją keisti. Trūksta gerų dizainerių, kurie sutvarkytų reklamą, kad jinai būtų kokybiškesnė ir verta dėmesio, nes man atrodo, čia dizaino problema yra daugiau. Labai kišama, nežinau. Kišama kitų nuomonė per daug. Padaryčiau trumpesnę galbūt, kad netrukdytų filmų žiūrėti. Būtent Lietuvoje man, pavyzdžiui, labai patinka Tele2 reklamos. Tai jos tokios nuotaikingos ir pakeliančios nuotaiką. Tai manau, gal kažkiek jau judam link geresnio. Galbūt spalvų ir tokią naujoviškesnį muziką, gal kokią kitokią pasiūlyčiau. Apie reklamą, manau, kad tai labai geras dalykas yra. Reklama turi įtikinti žmogų, kad jisai, pavyzdžiui, jeigu tai yra pirkimo reklama, tai jisai turi būti tikintas pirkti. Ir manau, kad tai geras dalykas. Būna reklamos, kurios gali žmogų paveikti kažkaip psichiškai, morališkai. Tai ne visą laiką yra gera. Alkoholio reklamų nereklamuočiau ir panašiai. Reklama yra gerai, labai gerai. Mūsų reklama tikrai valdo, Lietuvos reklama. Bet truputį per ilga. Padaryčiau trumpesnę reklamą. 5 minutės užteks, manau. Šiandieninė reklama yra labai įtaigi, aišku. Jinai, nežinau net, iš tikrųjų nedažnai žiūriu tą patį televizorių. Tad nežinau net ką pasakyti apie tai. Gal biški per daug, bet įdomu, įvairių viskiausių yra. Reklama Lietuvoje, manau, labai perspektyvus dalykas ir pats tu užsiemu kol kas. Aš manau, kad kai kurios reklamos iš tikrųjų gan teigiamai nuteikia ir paveikia vartotoją, bet kartais, galim sakyti, netgi atbaido jos. Taigi, aš nežinau, gal tiesiog, kaip pavyzdžiui, būna kai kurios reklamos labai netikroviškai, kai būna, kad ten pakomentuoja, kad taip, man ten patiko ir panašiai. Labai netikroviškai, tai nežinau, gal kaip nors pabandyti pasigauti tiesiog gal gatvėje, tiesiog ar išbandę, bet tiesiog ne tai, kad nufilmuota, tiesiog, kad surežisuota, viskas ar panašiai, kas nors tokio. Gerai, manau. Manau, teigiama, nes apie viską reikia žinoti ir taip toliau. Tai yra labai gerai. Nežinau, per daug iš tikrųjų tos reklamos visokios, bent jau man. Jo, aš irgi manau, kad per daug biškį jos. Per daug įkyriai lenda ta visa reklama į televiziją, man tai nepatinka iš tikrųjų. Iš tikrųjų, galėčiau pasakyti, kad jos per daug yra, mano manimu. Kartais galima būtų ją sutrumpinti bent jau kažkiek. Tiesiog ją tokia įdomesnę padaryčiau. Dabar tiesiog jos yra tokios paprastos, gan tokios banalios, o aš bandyčiau kaip nors perteikti tokį kaip mini filmuką, tokį padaryti su istorija tokia. Tai labiau pritrauktų žiūrovus, taip atkreiptų dėmesį. Neblogai iš tikrųjų. Tiesiog kartais erzina, kai būna labai... Ką čia pasakius? Labai vienodos iš tikrųjų, kad labiau skirtųsi reklamos pavyzdžiui, nes kelių dalykų būna labai tos pačios ir labai dažnai kartojasi. Taip visokių būna, bet dažnai kartais būna apgaulingas reklamos ir šiek tiek, bet čia visam pasauliu, ko gero, Lietuvoje nieko neįsiskiria iš pasaulio reklamos. Reklama nevaldo, nes jinai yra nesąmonė. Patinka dėl to, kad galėjai arbatos pasidaryti. Arbatėlės pertraukėlė, daugiau nieko. Kartais trukda ir tuo metu mes valgom dažniausiai. Mums tai yra kaip pertrauka tiesiog. Šiaip galėtų jų būti mažiau, mano nuomonė. Galėtų būti trumpesnės, ypač per filmus, bet jau nieko nepadarys, reikia reklamuoti žmonėm. Reklama Lietuvoje galėtų būti ir geresnė šiaip. Visai pakankamai normaliai, manau. Suteiktų daugiau informacijos, o ne šiaip tik tai vaidintų tiesiog, kad ten kažkas gero bus ar dar kas nors. Gal kažką daugiau parodyti plačiau
papasakot žmonėm. Reikėtų dar pasistengti, kad paveiktų visas grupės. Tiesiog, kad tie reklamų kūrėjai, kad taikytųsi į, kaip pasakyti, tinkamas grupės asmenų. Kaip pasakyti, targetingas, kad būtų geras, nes kitaip reklama būna neveiksminga. Vilioti ir būti įdomesnė negu dabar, nes visiškai neįdomu ateina reklama ir visi, greičiau pasibaigti. Aš per reklamas perjungiu į kitą kanalą, kur kažką įdomesnio rodo. Oi, daug reklamos, viskas įdomu, viskas gerai. Pakankamai, nes žmonėm įperša daiktą, kurį norėtų pateikti. Kartais būna gera, kartais ne. Tarkim, žiūrint kokį dalyką žmonėm nori įpiršti. Reiktų gal daugiau objektyvumą, norint įpiršti tą prekę geresnių savybių. Manau, iš tiesų reklama Lietuvoje gana pažengusi. Net nežinau, kad viskas labai smagiai ir turbūt reklamos vadybą labai įdomu mokintis, taip įsivaizduoju. Ką galėčiau pasakyti apie reklamą, įdomu. Norėčiau studijuoti reklamos vadybą, šiaip būtų įdomu. Manau, kartais reklamos būna per banalios ir tiesiog tą banalumą pakeiščiau. Kad būtų trumpesnis. Kad reklama atitiktų to daikto vertę. Manau, reklamos pilna. Daug visur. Tiek televizijoje, tiek spaudoj. Manau, per daug jau jų. Gal iš tam tikros vienos srities tiesiog duočiau mažiau, kažkiek, nežinau, ribotai. Labai daug reklamos Lietuvoje. Labai gerai. Tai yra puiku. Manau, kad Lietuvos reklama yra palyginus su užsieniu daug prastesnė, žemesnio lygio. Aš tai manau, kad reikėtų naujesnių idėjų reklamoms, kad pakeistą aplinką visą. Ta reklama viskas yra gerai, viskas informuojama ir viskas yra tikrai. Blogai, labai blogai. Nepatinka ta reklama, reikia filmų daugiau. Labai populiari reklama Lietuvoje. O ką tada keistumėte toj reklamai? Trumpesnį laiką jos. Kad būtų įdomiausi faktai, tiesiog jokių nesąmonių tenais. Skalbinių miltelių reklamų, kad nebūtų. Manau, kartais jinai yra reikalinga, bet kitu atveju jinai brukama šlamšto. Na, aš irgi pritariu, kad tikrai per daug tas reklamos galėtų būti mažiau. Gal daugiau edukacinės reklamos reikėtų naudingesnės visuomenėje, o ne šiaip kažkokių produktų. Aš tikrai pritariu ją ir tikrai pakeičiau ją edukacinę linkmę. Šiaip būna visai neblogų, bet šiaip dažniausiai erzinančios būna. Atsibosta reklamos. Manau, kad jos turėtų būti gyvesnės, nepiršti prekių ir gal daugiau informacijos apie neigiamus bruožus, kad, pavyzdžiui, ir traškučių reklamos būna, kad, nežinau, o šiaip sakau, kai užkrečianti muzika, kai žmonės linksmi besišypsantis, tada į reklamą gera pažiūrėti ir kartais ir tos dainelės po to užkrečia ir taip smagu. Galėtų būti ir geriau. Ką nors, kad lietuviai savo, ką nors sugalvotų, o ne kitas idėjas kažkokias paimtų. Kad būtų įdomesni, kad žmonės, pamatę reklamą, susidomėtų. Gera reklama, jau viskas internete yra. Tai ką matote tada apie internetinę reklamą? Va, čia puikus dalykas, nes daug žmonių dabar sėdi internete ir dažniausiai tenais galima pamatyti savo reklamą kažkokią arba kažkokių kitų mokyklų. Atsibosta tos reklamos, nes tiesiog užeini į internetą ir jų pilna, tiesiog nežinau, atsibosta, išjunginėti jas ir taip toliau. Tos reklamos gal ir šiek tiek per daug jas būna, bet iš tikrųjų jie ir praverčia šiek tiek. Šiek tiek sumažinti tos reklamos, nes per ilgai gal ir trunka, kaip ir per televiziją visur. Pakanka Lietuvoje. Iš tikrųjų, tai manau, kad yra išpūstas reikalas daugelio srityje. Pavyzdžiui, tabakas, alkoholis ir taip toliau, visi milteliai ir panašiai. Tiesiog reikėtų galbūt daugiau asmeninių faktų visame kame, nes tai yra hiperpolizuojama, visi tie produktai ir panašiai. Sudėtinga, nes kažkada jinai labai sparčiai vystėsi, po to jinai labai smarčiai nusmuko. O dabar, tokia, jinai daugiau socialinė pagrindė likusi, bet iki užsienio mums dar labai toli palyginus. Sunku pasakyti, kaip keisčiau. Iš tikrųjų, reiktų vis dėlto ištalentuotis į pasaulinį lygį, į pasaulinę linką, bet aš manau, kad pas mus nėra lėšų ir galimybių vis dėlto lyginant su jais.